Mes pradėję su Soboliu dirbti iš karto apsibrėžėm labai konkrečiose savokose, nes atsakyti klausimus, į kuriuos nėra atsakymų, mes negalime atsakyti. Nei aš, nei Sobolis mes nebuvom pajėgus ir apskritai niekas šioje žemėje nebuvo pajėgus atsakyti daugybę klausimų, kurie kilo natūraliai. Ir dėl to buvo priimtas sprendimas, kad meninė logika, vadinkime, šiuolaikiniam žmogui yra artimiau negu kad istorinė logika šiuolaikiniam žmogui. Tel Avive gyvenantis scenarijaus autorius, pasaulinio garso dramaturgas Joshua Sobolis geto meninės logikos iš piršto nelaužė. Ypač rimtai į tyrimą buvo įnikęs 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai šaltinių apie Vilniaus getą beveik visai nebuvo ir teko juos pačiam atrasti. Sobolis sako suradęs ir apklausęs eilę liudininkų, tyrinėjęs autentiškas geto afišas, melodijas ir eiles, mokėdamas jidiš kalbą perskaitė Izraelyje neverčiamą Hermaną Kruką ir esą buvo sukrėstas atradimų, nes jie prieštaravo vyraujančiai nuomoniai ir griovė stereotipus. Savo tyrimų pagrindų Sobolis sukūrė pjesių trilogiją. Pirmąją parašė apie geto teatrą ir pavadino taip, kaip dabar vadinasi lietuviškas kino filmas – Getas. Poet who lived in the Vilna ghetto, his name was Shmerke Kačerginski. Geto rašytojas Šmerkė Kačerginskis po karo išleido antologiją su keliais šimtais dainų. Prie kai kurių iš jų buvo užrašytos ir melodijų gaidos. Skaičiau dainų žodžius, klausiausi muzikos ir buvau priblokštas, gerąja prasme apstulbintas, kad ten gete skambėjo džiugesio gaidų. Pavyzdžiui, žmonės grojo fokstrotą, tango, netgi flamenko ir kitokias melodijas pagal žydiškas eiles, kurias kūrė gete gyvenę poetai. Joshua Sobolio spektaklio Getas premjera įvyko 1984 metais Haifoje, štai čia, trečiajame pagal dydį Izraelio mieste. Dar prieš Getą dėl Sobolio pastatymų visame Izraelyje kilo protestų. Getas pratęsė tradiciją ir buvo lyg žibalas į ugnį. Viešoji nuomonė buvo griežta ir aiški. Antai buvęs Vilniaus geto teatro vadovas Tel Avive gyveno tylutėliai, kad tik kam neužkliūtų kaip kolaborantas. Bet Sobolis susirado ir jį, ir kitus, ir sulaužė įsigalėjusias nuostatas. Daug metų Segalis jautė savotišką kaltę, kad jis sutiko vadovauti teatrui gete. Mat kai karas pasibaigė ir kai išgyvenusieji atsikraustė gyventi Izraelį, herojais tapo tie, kurie priklausė geto pasipriešinimo pogrindžiui. O apie tos, kurie neprisijungė prie to vadinamojo ginkluoto pasipriešinimo, buvo priimta kalbėti kaip apie, mažų mažiausiai, ne herojus. Apie tos žmonės paprastai sakydavome, kad jie ėjo kaip avys, kaip gyvuliai į skerdyklą. Tai buvo tarsi šūkis, su kurio užaugo mano kartos žmonės ir kuris, sakyčiau, išplovė mano kartai smegenis. Dėl geto ir ankstesnių pjesių Sobolis turėjo palikti Haifos teatrą. Siaubingame holokausto kontekste jis drįso kelti asmenybių dramą, parodė ne tik prieštaravimų draskomus tragiškus herojus, bet ir palūžusius, ir prisitaikėlius, ir vertelgas. Soboliui netgi teko laikinai išvykti iš Izraelio. Kitas 2 dramas apie Vilniaus getą jis parašė Paryžiuje bei Londone. Skeptikai ir kritikai vadina tikrą nelaimę tai, jog Sobolio getas, kurį jis beje parašė neapsilankęs Lietuvoje, pelnė pasaulinį pripažinimą ir po Kruko kronikos tapo bene žinomiausių veikalų apie Vilniaus getą. Pjesė išversta į 28 kalbas, pastatyta 100 scenų. Vilniuje getą pirmą kartą parodė trupė iš Zalcburgo 1987 metais. Premjera jaunimo teatre, kuris yra greta istorinio geto teatro, buvo sunku ir vaidinti, ir žiūrėti. Į spektaklį atėjo bent jau keletas žmonių, kurie gyvena Vilniaus gete, kurie buvo visiškai įsitikinę, kad kalba eina apie tą pačią salę. Šita salė jaunimo teatro yra nauja, jinai padaryta 76 metais, bet tada jiems atrodė, kad tas pats Gensas, tas pats getas atgamintas tiesiai toj pačioj vietoj, kur jie buvo prieš 50 metų. Dar sunkiau buvo aktoriams, kai jie sužinojo, kad
iš tikrųjų jie randasi ten, kad tai jie ne kažkokią tai bendražmogišką spektaklį vaidino, o tikrą istoriją tikroje vietoje. Kiek aš atsimenu, spektaklis prasidėjo vos ne pusvalandžio, jeigu ne ilgiau vėliau, nes pagrindinė aktorė paprasčiausiai dėl emocijų negalėjo išeiti sceną. Po to Vilniuje Sobolio getą pastatė režisierius Jonas Vaitkus, o štai dabar Audrius Juzėnas sukūrė vaidybinį filmą. Filmas, kaip kadaise pjesė, įvertintas prieštaringai. Nes dar pulsuoja už kadro likusi tikrovė. Patraukli menininkams, ypač skaudi dar gyviems liudininkams, o istorikams dėja dažnai neįmenama. Menas reikalauja sudramatinti istoriją, tai aš tą suprantu. Bet, man atrodo, viskas vyko žiauriau ir kažkaip ne visuomet taip švariai. Vilniaus geto istorija pilna prieštaravimų, interpretacijų ir visai baltų dėmių. Kaip ir kodėl gete kas vyko, dažnai neaišku. Ir kai ant teisingumo svarstyklių neturi ko padėti net labai patyrę istorikai, tuomet veikia menininkai. Apie tai yra visa drama ir filmas apie tai turėtų būti. Vienoje pusėje naciai, jų ketinimas sunaikinti žmonėse moralę ir etiką dar prieš fizinį susidorojimą. Kad vedami į skerdyklą, jie jau nebūtų žmonės, ne asmenybės, o tik degradavę individai. Kitoje pusėje žydai, Genso projektas, teatro projektas ir dalis pasipriešinimo istorijos, kurioje aš įžiūrėjau pastangas išsaugoti žmogiškumą. Noras išgyventi. Čia visas tas, vadinkime, getas ir ta didžioji geto istorija, daugeliu žmonių, daugeliu geto herojų susivedė vieną labai paprastą klausimą. Niekas nenorėjo mirti. Daugiau nieko. Kad ir kiek sudėję pastangų į istorinį tyrimą, autoriai sako, kratėsi dokumentalumo ir tyčia išblaškę net sausą geto įvykių chronologiją, kuri yra nustatyta pagal išlikusius dienoraščius ir kitą autentišką raštiją. Įtariamą Vilniaus geto pasaulį įveda dainininkė Chaja ir vokiečių karininkas Kitelis. Iš tiesų, gete buvo gerai žinoma artistė Chajelė Rozental ir gestapininkas Brunas Kitelis. Abu buvo jauni, abu muzikantai. Tačiau tikrovėje 17-metė Vilnietė Chajelė neturėjo puikaus išlavinto klasikinio vokalo ir nebuvo ryškiausia scenos pažiba, veikiau žiežirba populiarių dainų atlikėja. O 22 metų Austras Kitelis buvo saksofonistas ir pianistas, gestapo Oberscharführeris, tai yra vokiečių saugumo policijos puskarininkis. Vilniuje jis atsirado tik prieš likviduojant getą. Taigi filme ir pjesėje su tikrove prasilenkta nuo pat pradžių. Kitelis vilki Wehrmachto karininko uniformą ir apžavėtas laukia pirmosios geto teatro premjeros bei primadonos Chajos benefiso. Maždaug 1941 pabaigoje. Vienas iš dalykų, kuriuos girdėjau, kad gete buvo pianistė, neprisimenu jos vardo, ir kad Kitelis atvažiuodavo savo mašiną prie geto vartų ir įsiveždavo tą pianistę nežinia kur, ir kad jie du kartu grodavo, muzikuodavo. Kitelis buvo saksofonistas, turėjo muzikinį išsilavinimą. Ir tarp jo ir tos gete gyvenusios žydaitės susimezgė tam tikras ryšys. Aš šį epizodą sukondensavau į Chajos portretą, bet aš nesiekiau papasakoti kurią nors tikrą romantišką istoriją. Jei dramaturgas Kiteliui ir Chajai leido susitikti, tai galėtume tikėtis, kad režisierius tai nufilmavo Vilniaus teatre Lėlė, kuriame Chaja iš tiesų kadaise dainavo. Filmą statė Vilniuje, tad istorinius epizodus galėjo filmuoti ten, kur jie vyko.
Bet kaip filme nėra chronologinio, taip nėra ir geografinio tikslumo, išskyrus Vilnių apskritai. Pagrindinis mūsų šūkis pradėjus tą projektą ir buvo. Įsivaizduokit, mes pasidarysim filmą tame pačiame teatre, kur vaidino geto aktoriai. Tos pačios sienos, tos pačios gatvės, tie patys, vadinkim, namai, interjerai. Bet mūsų realybė labai greitai, vadinkime, realybė buvo kartesnė. Ta prasme, kad Vilnius tapo turistų traukos centru ir tas gatvės per 1,5 metų pasikeitė, net pažįstamai. Vilnius getas išnyko visiems laikams. Ir situacija tiek buvo kritiška, kad mes iš pasirinktų objektų, vadinkime, namų, interjerų, mums beliko tik trys gatvės, kurios panašios buvo, vadinkime, vis dar į geto gatvės, o statyti dekoracijas ir vaizduoti geto dekoracijose nebuvo mūsų tikslas ir užduotis.